Tiesiųjų pilvo raumenų diastazė – tai tiesiųjų pilvo raumenų išsiskyrimas viduryje ties baltąja linija ir pilvo sienos vientisumo suardymas. Jei praėjus daugiau nei 6 savaitėms po gimdymo, keldamos iš lovos ar sportuodamos pastebėsite pasikeitusią pilvo formą, pilvas bus išgaubtas, ties pilvo vidurio linija aplink bambą formuosis iškilimas, jūsų tiesieji pilvo raumenys gali būti prasiskyrę. Patikrinkite, ar pilvo raumenys prasiskyrę. Testas atliekamas ne anksčiau kaip 6 savaitę po gimdymo. Gulėdama ant nugaros sulenkite kelius ir pastatykite pėdas ant grindų. Galvą, prilaikydama ranka, pakelkite pečių juostą aukštyn ir pasižiūrėkite žemyn į savo pilvo vidurinę liniją. Pirmiausia, pirštais čiuopkite aplink bambą. Tuomet kelkite pirštais išilgai pilvo linijos nuo bambos aukštyn iki krūtinkaulio. Galiausiai leiskitės nuo bambos žemyn iki gaktikaulio. Pajuskite, ar pirštai atsiremia į kietą pilvo sieną, ar ties vidurio linija įsmunka gilyn. Jei pirštai įsmunka gilyn, išmatuokite tarpo dydį tarp raumenų plačiausioje vietoje – 1-2 pirštai ar daugiau. Jei į ertmę ties vidurio linija įsmunka 1-2 pirštus, diastazė normali. Toks tiesiųjų pilvo raumenų išsiskyrimas išnyksta per kelis mėnesius savaime arba tinkamai mankštinantis. Šiuo etapu dėl intensyvios pilvo preso raumenų apkrovos gali susidaryti išvaržų, todėl labai svarbu, pradedant mankštintis, kreiptis į kineziterapeutus, kurie pritaikys jums tinkamą fizinį krūvį ir parinks pratimus. Jei atlikusi šį testą įtarėte, kad pilvo raumenys prasiskyrė daugiau, į ertmę ties vidurio linija nugrimsta 3 ar daugiau pirštų, pasikonsultuokite su savo šeimos gydytoju. Jis įvertins raumenų prasiskyrimo laipsnį ir prireikus nukreips pas specialistą. Kai tarpas tarp pilvo raumenų itin didelis, būklė įsisenėjusi ar kitais metodais sumažinti pilvo raumenų diastazės neįmanoma, taikomas chirurginis gydymas. Informaciją parengė Vilniaus visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau. Sužinok daugiau vilniusveikiau.lt